Aš Nausėdai raštą parašiau, kad principinę poziciją parodykit, kai į konstitucinį teismą yra paskiriamas žmogus, kuris jau sulaužė konstituciją ir aš tada žalimu. Negalima sakyti. Kaip galima? Negalima. Galima. Aš paaiškinsiu, kodėl galima. Mano nuomonė. Ne, konstitucinis teismas patvirtino, kad tai buvo sulaužyta konstitucija. Jeigu patvirtintas tai teismo patvirtintas. Konstitucinis teismas patvirtino. 84 Seimo nariai taip prabalsavę sulaužė konstituciją ir aš čia pasinaudoju profesorium Žalimu. Kur apkaltos procedūra? Palaukit, aš ne apie apkaltos procedūrą aš kalbu. Konstituciją. Aš kalbu apie tai, kad tas žmogus atsidūrė konstituciniam teisme po to, kai jis sulaužė konstituciją ir tada būtinai pridedu profesorių Žalimą, kuris prieš priimant įstatymą, Delfi yra jo straipsniai, ką jūs darote, akivaizdžiai konstituciją laužantis įstatymas. Ir Seimas priėmė. Po konstitucinio teismo sprendimo Žalimas vėl straipsnį gerą parašė, ko jūs ieškot atpirkimo ožių, patys viską žinojot, ką jūs padarot. Ir paskutinis, Stasys Šedbaras buvo teikėjas to įstatymo. Teikėjas jis buvo. Ir jis dabar posėdžiauja konstituciniam teisme ir aš dabar paskutinį metu akmenį, luitą. Ir kiti 8 konstitucinio teismo teisėjai sutinka su juo dirbti. Už tokį atlyginimą jūs nesutiktumėte? Tai principinė pozicija. Nesutikite. Visi nesutikite. Prezidentas Adamkus patylėjo. Aš paprašiau, jis negali nuimti to žmogaus, bet aš paprašiau moralinę poziciją parodykit, nes savo aš parodžiau. Tai vat moralinės pozicijos parodymas, man atrodo, yra pirmas ir svarbiausias žingsnis. Kaip danguje, taip ir ant žemės, kaip Amerikoje, taip ir Lietuvoje. Ką pasakė Armonaitė, kad Lietuvos interesai ten, kur Amerikos interesai. Einame prie kito klausimo. Taigi,